pasnikto kelio, viršūnės į dangų, šlamėdamos kelią. Kalėdos, kalėdos, jau eina pas mus, jau lanko geružė, laukus ir namus. Jau supa mūsų širdį, džiaugsmų ją pripildo ir skambanti glorija siela mūsų šildo. Kalėdos, kalėdos, varpeliai skambės ir gimusiam Kristui mūsų meilė kalbės. O kūdikio meilė, kaip saulė, auksinė, per amžius gaivins mūsų žemės krūtinę. Gyveno karalaitė vardu Barbora. Ne šiaip sau gyveno, valdė visą miestą. Karalius tėtis ir karalienė mama be galo mylėjo savo vienintelį dukterį ir dažnai pamiršdavo viską aplink. Jų gyvenimas sukosi Barboros ratu. Karalaitės garbei karalystė buvo pavadinta Barborija. Ir iš esmės tai buvo linksmų ir laimingų žmonių miestas. Jame dažnai skambėdavo muzika ir juokas. Artėjant kalėdoms visi džiaugsmingai ruošdavosi švęsti. Tai buvo pats svarbiausias metas ir mažiems, ir dideliems. Tačiau karaliaus rūmuose staiga atsitiko kažkas keista. Susiderkit smuikus, apžiūrėkit stolius, skelbu, šventė bus. Pasakykite valdovas, pasavių šalies atstovas, ir šventės šeimininkai ir nusirengti jiems pritinka. Štai karalius su pačia ir dukrelė jų štai čia. Karalaitė Barbora, mūsų princesė mylima. Gerbiami pilies svečiai, aš džiaugiuosi nuoširdžiai. Jūsų tiek daug susirinko. A, koks džiaugsmas šeimininkui. Visi linksta, kaip šauna, džiaugitės šventę kartą. Tik manuoji karalaitė, nusiminęs gal savaitę, nepina lėlėms kasa ir nešoka su drauga. Pakvieskim rūmų fėją, kuri turi padėjėjį.
kviesti muzikantus, gal pralinksmint kiek muzikantus. Mes atvykom iš šalies Lietuva vadinasi, traukiam dainą iš širdies linksminam kaimynus. Pievos žemagės logina, miškai pilni grybų, gandras su kaseru stots virš šalių sodybų. Jūra Baltijos galauja tėviškas krantos, gintaras apdovanoja žaidžiančias vaikus. Mūsų tėvynė ypatinga dainomis ir šokais, padainuosim vieną jų. Prisijungimo.
Nesmagu vaikai be senis. Mes mylėsim senį, kaip ir senis besmagėnė. Na, o senė besmagėnė anūkėlė užsimano. Noriu anūkų. Mes keliaujam po pasaulį, tobulas dalinama, ties prieš daugiau metų Jėzų mes priminam. Gimė mažas kūdikėlis, edžius ekspertelį, žvaigždės danguje sužibo, rodo žmogui kelią. Dievas siunčia tau ramybės, meilę ir tikėjimą, mes todėl ir klaujam geras sėklas eina. Tik tada žmogus laimingas, jei širdį ramybė, jei kitiems dovanoja meilę ir ramybę. Meilė gaila artimo gerą žodžių matė, mėgo padovanoja sielos nežvaigždę. Jėzus dovanoja mums visas dalybės, tad mylėkime kitas su visas pakantumo ir kantrybės. Meilės, džiaugsmo ir vilties linkim jums iš pat širdies. Vaidinimas greitai baigėsi, bet programa dar nesibaigia. Aš dabar pakviesiu į sceną iš eilės visus vaidintojus, o lopšelis ir darželis pasiruoš pabaigti mūsų programą. Taigi, kviečiu visus paploti pagrindinių vaidmenų atlikėjams: karalius, karalienė ir karalaitė. Juokdariai. Muzikantai, kviečiu į sceną nusilenkti. Besmegeniai ir vyresnieji vaikai. Antros klasės vaikai. Šokanti lėlė. Snaigės ir ledinukų.
dabar visus kviečiu paploti mūsų pianistei Abigailei Mileikaitei. Abigailė. Visi esantys scenoje, vienas žingsnis atgal, visi atgal, vienas žingsnis atgal ir programos pabaigai į sceną kviečiu Lopšelį ir Darželį, jiems padės 10 klasė. Lopšelis ir Darželis, šaunuoliai, nusilenkit visi kartu. 3, 4. Aš pamiršau pasakyti, kad jų karūnas padėjo padaryti 10 klasės vaikai, jie taip pat mokiniai, jie taip pat padėjo su vaikų priežiūra ir, kaip jūs žinote, platino bilietų šiandien. Šaunuoliai, kad taip gražiai visi pasirodėt. Valio, bravo dar kartą visiems. Dabar pačius mažiausius, Lopšelis ir Darželis, pasisukite į šoną ir tvarkingai nulipkite į sceną, atsisėskite priešais sceną.
visi kiti vaikai gali atsisėsti ant scenos. Visi kiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 9 klasės galite atsisėsti ant scenos, kol mes pabaigsime savo kalbas. Viena iš brangiausių mano dainų. Tai gal tiesiai prie tikslo. Man atrodo, kad jūs laukite dovanų. Amelija Šležaitė.